Piešiniai monotipijos. Jų yra per visą parodą nemažai. Jos turi labai panašų stilių kaip ir išgraviruotų plytelių piešiniai. Esmė turbūt tos kompozicijas kuriant buvo paprasta, kad aš kaip ir lipdydamas visą laiką asocijuojamas, kad lipdantis molį, nustojau kažkurio metu lipdyti molį, lipdžiau siūlą. Siūlą tam, kad jį suformuoti į kažkokią kompoziciją, kuri man pasitarnautų kaip modelis piešimui. Žodžiu, aš nusilipdydavau kažkokį tai modelį, kad jį galėčiau piešti iš natūros. Tai šitie dalykai yra nupaišyti iš natūros ir po to pervesti jau monotipijos techniką, kas žino, tai čia su grafikos technika. Monoprintas vieną kartą. Aš juos bendrai vadinau vijokliai. Sąlyginis pavadinimas, bet gal toks apibendrinantis viską. Iš tiesų tai yra tokios gan abstrakčios kompozicijos. Kita vertus galvojau apie liniją kaip apie kažkokį kelią, kaip apie kažkokį maršrutą, nes siūlas ir iš simbolikos, iš mitologijos, tas siūlas, kur iš labirinto išveda, jisai yra linija. Tai va tą liniją formavau į kažkokią tai erdvinę struktūrą, nesvarbu, kad ji buvo labai mažytė siūlo pavidalu, bet iš to gavosi gan nemažo formato piešiniai.